Kai dar būdamas paaugliu, 12 ar 13 metų, pradėjau tyrinėti savo šeimos istoriją, aptikau dokumentų liudijančių, kad mano proproseneliai atvykę iš Lietuvos. Man tai buvo didelė staigmena, nes šeimoje niekas net nebuvo užsiminęs apie Lietuvą. Tuomet šią šalį susiradau žemėlapyje ir visiškai negalėjau suprasti, kaip taip gali būti, juk mano protėvių vardai buvo vokiški, jie kalbėjo vokiškai, jie meldėsi vokiečių liuteronų bažnyčioje. Tuomet pradėjau tyrinėti giliau ir sužinojau apie šią diasporą Lietuvoje gyvenusius vokiečius. Kurdami pasakojimą apie Paprūsėje, Lietuvos-Prūsijos pasienyje iki Antrojo pasaulinio karo gyvavusių liuteronų bendruomenių ir Vištyčio evangelikų liuteronų bažnyčios istoriją, susipažinome su Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenančiu šio krašto liuteronų provaikaičiu Ovenu. Ohajo valstijoje šalia Klivlendo įsikūręs savo šeimos istoriją tyrinėjantis Tarptautinės Lietuvos vokiečių asociacijos prezidentas mums papasakojo savo protėvių pietvakarių Lietuvoje gyvenusios Zalekerių šeimos istoriją. Mano proprosenelis Johanas Andrėjas Heinrichas Zalekeris gimė 1866 metais Liukių kaime, šiaurinėje Vištyčio miestelio pusėje. Jo šeima 1851 metais į šį kraštą atvyko iš Grigališkių kaimo, iš rytprūsių. Taigi jie persikraustė kitapus sienos į vietovę, kuri tuo metu buvo Rusijos imperijos dalimi. Tuo metu didžiąją Liukių kaimo gyventojų dalį sudarė vokiečiai. Taip pat buvo ir kaimyninėme Rečiūnų kaime. Gyvendama Liukiuose, Zalekerių šeima priklausė Vištyčio evangelikų liuteronų parapijai. Mano proprosenelis ir visi jo šeimos nariai buvo pakrikštyti ir konfirmuoti šioje bažnyčioje. 1892 metais jis išvyko iš Lietuvos į Jungtines Amerikos valstijas, į Klivlendo miestą. Dauguma jo šeimos narių tuo metu taip pat atvyko į Klivlendą. Vienas giminaitis vėliau iš Jungtinių valstijų sugrįžo į Lietuvą. Jo dukra Marta Zaleker dirbo Vilkaviškyje. Ji buvo Lietuvos pašto tarnautoja, o jos tėvai ir kiti šeimos nariai gyveno Liukiuose ir toliau lankydavosi Vištyčio liuteronų bažnyčioje. Ten jie gyveno iki pat 1944 metų. Tuomet turėjo pasitraukti į vakarus. Zalekerių šeimos protėvių pavardė buvo Zalšeger. Jie iš šiuos kraštus atvyko iš Zalcburgo, iš Juto miestelio Pongau regione. Šiuose žemėse gyveno gausi protestantų bendruomenė, kuri katalikiškame krašte turėjo veikti slaptai. Liuteronus Zalcburgo valdžia ištrėmė 1731 metais. Jie iš savo krašto pėsčiomis nukeliavo 1000 kilometrų. Viena grupė laivais išplaukė į Jungtines Amerikos valstijas ir įsikūrė Džordžijos valstijoje. Kiti nukeliavo iš Štetino miestą dabartinėje Lenkijoje ir laivais atplaukė į Kionigsbergą, Karaliaučių. Tarp jų buvo ir mano protėviai. Iš Karaliaučiaus jie vėliau atkeliavo į Stalupėnus, Prūsijos miestą prie pat Lietuvos sienos. Dėl katalikų valdžios persekiojimo Zalekerių protėvis Georgas Zalšegeris su šeima ir dar 20 000 liuteronų buvo ištremtas iš gimtųjų namų Alpių kalnų slėniuose ir pėsčiomis bei laivais atkeliavo į rytprūsius. Dauguma zalcburgiečių 1732 metų vasarą įsikūrė maro metais ištuštėjusiame Gumbinės krašte. Pirmaisiais metais nepažįstamose žemėse apsigyvenusių naujakurių gyvenimas buvo nelengvas. Palikę savo ūkius žaliuojančiuose kalnų slėniuose ir derlingas žemes, jie turėjo prisitaikyti prie bekraščių rytprūsių lygumų ir ištisus mėnesius trunkančių pilkų ir drėgnų žiemų.
Rytprūsiuose gyveno labai daug zalcburgiečių. Prūsijos karalius juos pasikvietė į šį kraštą, suteikė jiems apsaugą, žemės ir išteklių, reikalingų pradėti naują gyvenimą. Šiame krašte apsigyveno ir Vymerio giminė. Vymeriai taip pat buvo zalcburgiečiai. Jie taip pat susiję su mano šeima. Šios giminės žmonės buvo vieni Virbalio evangelikų liuteronų parapijos įkūrėjų. Pietvakarių Lietuvoje gyveno labai daug vokiečių kilmės liuteronų, į šį kraštą atkeliavusių iš Zalcburgo. Vokiečiai buvo gerokai labiau pasiturintis nei daugelis jų kaimynų lietuvių. Jau atvykdami į Rytprūsius, jie atsivežė modernių žemės ūkio technologijų ir įrangos. Vėliau persikraustę į Lietuvą, jie atsigabeno įvairių naujovių, trąšas, įvairius mechaninius prietaisus, kurie šiame krašte iki tol nebuvo naudojami. Daugelis lietuvių dirbo jų ūkiuose. Šiame krašte gyvenusios tautinės bendruomenės labai artimai bendravo tarpusavyje. Štai vienoje mano protėvio vestuvių nuotraukoje įamžinti jų svečiai. Dauguma jų vietos lietuviai, kaimynai, su kuriais salekeriai labai artimai bičiuliavosi. Mano protėviai, kaip ir daugelis Vištyčio krašte gyvenusių vokiečių šeimų, vertėsi žemės ūkiu. Didžiąją Vištyčio miestelio gyventojų dalį sudarė lietuviai ir žydai. Taip pat gyveno nemažai rusų. Vokiečiai gyveno aplinkiniuose kaimuose, Rečiūnuose, Liukiuose, Pavištytyje, esančiame į pietus nuo Vištyčio. Jie paprastai valdė didelius ūkius. Dalis jų buvo įgudę amatininkai. Mano proprosenelis buvo dailidė ir ūkininkas. Jo sūnus Jozefas Zalekeris, apsigyvenęs Rečiūnų kaime, šiaurinėje Vištyčioje pusėje, pradėjo dailidės verslą. Jis dirbdavo karstus. Visi to krašto žmonės, nesvarbu, kokios tikybos ar tautybės, būdavo laidomi jo pagamintuose karstuose. Žiemą į bažnyčią Vištytyje jie keliaudavo rogėmis, nes būdavo labai daug sniego. Bažnyčioje jie negalėdavo lankytis labai dažnai, nes ji buvo gana toli nuo namų. Dabar tuos 5 kilometrus automobiliu galime įveikti per keletą minučių, tačiau tuo metu tai buvo didelis atstumas, taigi į bažnyčią jie keliaudavo per šventes. Liuteronų bažnyčia buvo vokiečių bendruomenės gyvenimo centras. Čia jie susitikdavo giminės, pažįstamus ir bendruomenės narius. Čia vykdavo vokiečių kalbos pamokos, taigi bažnyčia bendruomeniai buvo be galo svarbi. Ne tik dėl tos priežasties, kad jie šioje šalyje buvo mažuma, juk jų protėviai buvo ištremti iš Austrijos, dėl to, kad buvo tikintys liuteronai. Todėl ir jų vaikams bei vaikaičiams buvo svarbu dalyvauti šios tikinčiųjų bendruomenės gyvenime, būti jos dalimi. Bažnyčia jiems buvo ypatinga vieta. Girdėjau daug istorijų apie tai, kad gyvenimas šiame krašte buvo idiliškas. Pietvakarių Lietuva buvo daugiakultūris kraštas. Čia gyveno žydai, vokiečiai, rusai, net musulmonų tikybos bendruomenės. Čia buvo pasienis su Prūsija, todėl vyko intensyvi prekyba. Mano protėviai, kaip ir visi šio krašto žmonės, mokėjo daug kalbų. Jie kalbėjo vokiečių, lietuvių, rusų, lenkų, jidiš kalbomis. Taip pat Lietuvos vokiečių žemaičių tarme. Tai Rytprūsiuose nusistovėjusi vokiečių tarmė, persipinusi su lietuvių kalbos elementais. Mano protėviai labai gerai sutarė su savo kaimynais. Jie save laikė lietuviais. Jie sakydavo, kad yra vokiečių kilmės lietuviai. Kai 20 amžiaus pradžioje buvo atkurta Lietuvos valstybė, mano šeima besąlygiškai palaikė Lietuvos nepriklausomybę. Jie buvo įvardinti kaip lojalūs Lietuvos valstybei. Tokius 1939 metais užfiksuotus įrašus aptikau Lietuvos slaptųjų tarnybų dokumentuose. Beje, mano proprosenelio brolis buvo suimtas carinės Rusijos policijos už tai, kad namuose laikė ir platino kalendorius išspausdintus lietuvių kalba. Juk tuo metu tai buvo draudžiama.
Taip, tai buvo nusikaltimas. Taigi jie didžiavosi tuo, kad yra iš Lietuvos. Jų gyvenimas šiame krašte buvo išties idiliškas iki Antrojo pasaulinio karo. Kodėl jūsų proprosenelis nusprendė emigruoti į Jungtines Amerikos valstijas? Suvalkų gubernija, kurios dalimi Rusijos imperijos laikais buvo pietvakarių Lietuvos dalis ir Vištyčio kraštas, taip pat šiaurės rytinė Lenkijos dalis, XIX amžiaus pabaigoje, XX amžiaus pradžioje išsiskyrė aukščiausias emigracijos rodikliais. Iš šio krašto į Jungtines Amerikos valstijas išvyko didžiausia gyventojų dalis. Tai lėmė kelios priežastys. Pirma, šiame regione buvo darbo jėgos perteklius. Tuo laikotarpiu buvo tiesiami geležinkeliai iš Sankt Peterburgo ir Maskvos per Lietuvą į Lenkiją ir Rytprūsius keliavo įvairios prekės. Tokiu būdu iš Rusijos imperijos platybių buvo atvežama daug pigios produkcijos ir mažiau apmokamų darbininkų. Krašte buvo daug bedarbių. O kitas dalykas, žemės nuosavybės įstatymai buvo tokie, jog ūkį paveldėdavo vyriausias šeimos sūnus. Jei buvai jaunesnis sūnus, nepretendavęs į tėvų ūkio paveldėjimą, turėjai susikurti savo gyvenimą nuo nulio, susirasti darbą ir naujus namus. Dėl darbo jėgos, pertekliaus ir paplitusios bedarbystės tai padaryti buvo labai sudėtinga. Kitas svarbus aspektas – privalomai tarnyba Rusijos imperijos kariuomenėje. Visi 21 metų sulaukę vyrai būdavo šaukiami į kariuomenę ir privalėjo tarnauti 7 metus. Taigi įsivaizduokite, būdamas 21 metų, tu priverstas palikti savo namus, išsiunčiamas kažkur toli į Rusijos imperijos platybės, gali nebegrįžti gyvas, o jei ir sugrįši, po 7 metų jau gali nebeatgauti savo darbo. Net ir sugrįžęs po tarnybos kariuomenėje, vyras, kiek žinau, turėjo atlikti apie 11 metų trukusią pasyvią tarnybą, bet kuriuo metu galėjo vėl būti pašauktas tarnauti. Todėl daugelis jaunų vyrų, taip pat ir mano proprosenelis, norėdami išvengti tokios karo tarnybos, turėjo išvykti. Be to, vokiečių kilmės vyrai caro kariuomenėje buvo laikomi įtartinais, nelojaliais carui. Požiūris į juos buvo prastesnis nei į kitų tautybių karius. Taigi laikai buvo sudėtingi. Buvo sunku užsidirbti pragyvenimui ir saugiai gyventi šiame krašte. Todėl sprendimas išvykti į Jungtines valstijas ir pabandyti susikurti naują gyvenimą atrodė lengvesnis. Mano proprosenelis, kaip ir dauguma Vištyčio krašte gyvenusių vokiečių, pasiryžusių išvykti į Ameriką, sumokėjo žydams mokestį už tai, kad padėtų jiems nelegaliai kirsti Prūsijos sieną. Tuomet keliaudavo toliau į Vokietijos uostus, iš kurių garlaiviais išplaukdavo į Jungtines valstijas. Iš Hamburgo ir Bremeno uostų nesustodami plaukė garlaiviai, tūkstančius migrantų plukdydami į naująjį pasaulį. Kelionės sąlygos buvo apgailėtinos. Šimtai pasiryžusiųjų pradėti naują gyvenimą kitapus vandenyno turėdavo ištverti bemaž mėnesį trukdavusią kelionę laivo triume, antisanitarinėmis sąlygomis, kamuojami jūros ligos ir oro stygiaus. Išgyvenęs šią kelionę, Oveno proprosenelis Heinrichas galiausiai nukeliavo į Clevelandą, Ohajo valstijoje, tuo metu vieną svarbiausių pramonės centrų, įsikūrusi vieno didžiausių pasaulyje Erio ežero ir Kajehogos upės pakrantėse. Laivai atplaukdavo į Baltimorės ir Niujorko uostus. Galiausiai iš Baltimorės traukiniu proprosenelis atkeliavo į Clevelandą, Ohajo valstijoje. Čia tuo metu jau buvo įsikūrusi labai didelė vokiečių kilmės imigrantų bendruomenė, taip pat didelė lietuvių diaspora, kuri čia gyvuoja ir šiandien. Tuo metu Clevelande apsigyveno 426 iš pietvakarių Lietuvos krašto atvykę imigrantai.
Jei pridėtume jų šeimos narius, susidaro 2–3 tūkstančių žmonių bendruomenė. Tad mano proprosenelis atvyko ir įsiliejo į šios bendruomenės gyvenimą. 1893 metais, prabėgus vos metams nuo atvykimo į Jungtines valstijas, Heinrichas Zalekeris vedė savo kraštietę liuteronę Emily Wiemer, atvykusią iš Kalvarijos apylinkių, visai netoli nuo Vištyčio. Po keleto metų jiedu tapo Jungtinių valstijų piliečiais ir visą likusį gyvenimą nugyveno Clevelande. Didžiąją savo gyvenimo dalį čia Amerikoje jis buvo padienis darbininkas. Galiausiai jis įsidarbino Rytų Ohajo dujų bendrovėje. Jis įrengdavo dujotiekio vamzdžius privačiuose namuose, nes dujos tuo metu buvo naudojamos namų apšvietimui. Gyvenimo pabaigoje jis išėjo į pensiją ir mirė 1945 metais. Tačiau per savo gyvenimą jis sugebėjo užsidirbti įsigyti nuosavą namą. Imigrantų šeimai Amerikoje tai buvo labai didelis pasiekimas. Jo šeima čia nugyveno gražų gyvenimą. Jie buvo Clevelando išeivijos liuteronų bendruomenės nariai, kurios centras buvo Ziono evangelikų liuteronų bažnyčia Rytų 30-ojoje gatvėje. Šioje bažnyčioje daugelį metų meldėsi visi iš pietvakarių Lietuvos atvykę liuteronai. Lietuvių kultūra, tradicijos, kalba, ar visa tai buvo išsaugota jūsų šeimoje keičiantis kartoms? Mūsų šeima čia Jungtinėse valstijose nepalaikė ryšių su Lietuva. Tačiau kita šeimos dalis, tolesni pusbroliai, kurie karo metais iš Lietuvos pasitraukė į Vokietiją, geriau išlaikė lietuviškąją kultūrą. Kai kalbėdavausi su savo antros ar trečios kartos pusbroliais ar puseserimis ir klausdavau jų, ar jie yra ką nors girdėję apie Lietuvą, jie sakydavo, taip, prisimenu, kaip senelis močiutė kalbėdavo apie Lietuvą. Arba prisimindavo, taip, juk jie kalbėdavosi lietuvių kalba, tačiau tik tarpusavyje. Lietuvių kalba buvo ta slaptoji šeimos kalba, kurią vyresnieji kalbėdavosi norėdami, kad vaikai nesuprastų, apie ką kalbama. Su vaikais jie kalbėdavosi tik vokiškai. Dabar, kai šie mano tyrimai tęsiasi jau daugiau nei 20 metų, man pavyko daug sužinoti apie savo protėvių tradicijas, pasimokyti kalbos. Esate Tarptautinės Lietuvos vokiečių asociacijos prezidentas. Kaip kilo mintis įkurti šią organizaciją? Ko siekiate? Tarptautinė Lietuvos vokiečių asociacija, tiesą sakant, gimė iš socialinėme tinkle Facebook susibūrusios grupės. Kai pradėjau savo tyrimus ir sužinojau, kad mano protėviai atvyko iš Lietuvos, prisijungiau prie tuo metu naujos grupės Facebook'e, kurioje būrėsi Lietuvos liuteronų genealogija besidomintys žmonės. Tuo metu visi įrašai buvo tik mikrofilmuose. Reikėjo tyrinėti daugybę mikrofilmų, bažnyčių metrikų įrašų. Kad pačiam būtų lengviau susigaudyti, pradėjau sudarinėti mikrofilmų rodyklę ir pavardžių sąrašą. Galiausiai turėjau didžiulę duomenų bazę su daugybė vardų. Bendravau su žmonėmis, kurie taip pat, kaip ir aš, tyrinėjo kitų Lietuvos liuteronų bažnyčių metrikus. Susipažinau su Cynthia Spurgat Jacobsen, kuri tokius tyrimus atlieka daugybę metų. Galiausiai mūdu kartu pradėjome skelbti savo sudarytus sąrašus Facebook'e. Šie sąrašai augo ir didėjo. Galiausiai aš supratau, kad į mane vieną dieną partrenktų autobusas ir mirčiau, visi šie sąrašai, šie tyrimai tiesiog pranyktų. Nes buvau vienintelis žmogus apjungęs visą surinktą informaciją. Nenorėjau, kad visa tai būtų prarasta amžiams. Tad mudu su Cynthia Spurgat Jacobsen įkūrėme nepelno siekančią organizaciją, kuri valdo visus surinktus duomenis. Apjungia visus atliekamus genealoginius tyrimus, o mano sudaryta duomenų bazė apima daugiau nei 100 000 pietvakarių Lietuvoje ir šiaurės rytų Lenkijoje gyvenusių žmonių pavardžių.
Taip pat esame sukaupę įvairių dokumentų ir šaltinių liudijančių apie vokiečių bendruomenių gyvenimą Lietuvoje. 2 kartus per metus pasirodo mūsų leidžiamas žurnalas. Aš pats išleidau knygą apie Lietuvos vokiečius gyvenusius Klivlende. Taip pat išleisime knygą apie kunigą Augustą Gerhardą, gimusi Kaupiškiuose netoli Vištyčio. Jis tarnavo Lenkijoje ir parašė išsamią savo jaunystės ir liuteronų bendruomenės gyvenimo šiame krašte kroniką. Tiesiog neįtikėtina, kaip atskirų žmonių vykdomi tyrinėjimai ir sąrašų sudarimas išaugo iki tarptautinės asociacijos veiklos, kuri apjungia žmones įvairiuose pasaulio kraštuose. Jūs asmeniškai aukojote lėšų Vištyčio liuteronų bažnyčios remonto darbams. Nuo šioje bažnyčioje buvusių jūsų protėvių jūs skiria ištisos kartos. Kodėl ši bažnyčia ir ryšys su jos bendruomenė jums toks svarbus? Bažnyčia yra svarbi, nes tai vienas iš keleto Vištytyje išlikusių vokiečių bendruomenės pastatų. Regimų šios bendruomenės istoriją menančių objektų nėra daug. Manau, kad šiame krašte gyvenantys žmonės, ypač jaunimas, net nežino, kiek daug vokiečių gyveno šiame krašte. Kokia gausi buvo ši dabar jau išnykusi bendruomenė. Kad būta kaimų, kurių šiandien jau nerasite žemėlapyje, nes ten nebeliko gyventojų, vokiečių šeimų. Jie labai didelė Vištyčio istorijos dalis, išnykusi po 1944 metų. Bažnyčia yra vienas tų regimų fizinių objektų, primenanti šiame krašte gyvenusią vokiečių bendruomenę. Primenanti, kokia svarbi tiems žmonėms buvo ši bažnyčia. Čia buvo visų šios bendruomenės narių susibūrimo vieta. Taip pat dar yra Vištyčio liuteronų kapinės, kuriuose jau mažai kas išlikę. Visame Vištyčio krašte yra daug šios bendruomenės kapinių, kurios yra užžėlę žole, neprižiūrimos, beveik išnykę. Labai svarbu palaikyti pastangas išsaugoti tai, kas išlikę ir toliau pasakoti Vištyčio vokiečių bendruomenės istoriją, nes jų istorija Lietuvos istorijos dalis. Nenorime, kad ji išnyktų ir būtų pamiršta. Štai Vilkaviškyje jau nebėra liuteronų bažnyčios. Kybartų liuteronų bažnyčioje tame pastate jau visai kas kita. Ten įsikūrusi mokykla. Taip, liuteronų bažnyčioje, Kalvarijoje, dabar bokso treniruočių salė. Taigi turime išsaugoti šiuos pastatus, nes jie yra Lietuvos, o taip pat ir Vokietijos istorijos dalis. Norėčiau, kad Vokietijos federacinės respublikos valdžia skirtų daugiau dėmesio tokio paveldo išsaugojimui Lietuvoje, juk tai ir Vokietijos istorijos dalis. Ar save laikote amerikiečiu? Kokia jūsų tautinė tapatybė? Sudėtinga atsakyti. Paprastai amerikiečiams sakau, kad esu vokiečių kilmės, nes jį pradedi aiškinti konkrečiau, jie nelabai supranta. Iš tiesų pasakyti, kad esi vokietis, nieko nereiškia. Man tai nėra tautybė, tai veikiau valstybė ir jos sienas apibrėžianti sąvoka. Mano šeima buvo rytprūsiečiai, o jų protėviai zalcburgiečiai, austrai. Tačiau mano šeima galiausiai įsiliejo į etninių prūsų šeimą. Nes mano 4 kartos prosenelė Ertmė buvo prūsų kilmės. Jos giminė rytprūsiuose gyveno ištisus amžius. Jie buvo Baltijos krašto žmonės, prūsai, lietuviai. Aš save laikau rytprūsiečių, lietuvių, austrų ir lenkų, nes kita mano šeimos dalis yra kilusi iš Lenkijos, etniniai lenkai. Savęs nelaikau amerikiečiu. Jei kas manęs paklaustų, kokia tavo tautybė, atsakyčiau, kad esu Jungtinių Amerikos valstijų pilietis, bet tai nėra mano tautybė. Jaučiuosi labai artimas būtent šiai diasporai. Be galo didžiuojasi, kad esu lietuvių rytprūsių Lietuvos vokiečių kilmės. Tai unikalu. Esame labai maža, tačiau atsidavusi bendruomenė ir turime įdomią istoriją. Didžiuojuosi, būdamas jos dalis. I'm very proud to call myself that. Yeah.